Ryte podcast'ą nugirdau kažką naujo ir nubėgau pasitikrinti. Pasirodo, atsparumas insulinui nėra tiesiog nesveikos mitybos pasekmė ar galutinė stotelė pasekmių grandinėje. Atsparumas insulinui formuojasi kaip organizmo atsakas į mitochondrijų veiklos sutrikimus, mitochondrijų skaičiaus, aktyvumą ar produktyvumo mažėjimą. O tai vyksta ne tik dėl netinkamos mitybos, bet ir dėl sumažėjusio judėjimo, padidėjusio chroniško streso, visiškai pakrypusio šviesos ir miego ritmo, nes viskas su viskuo susiję. Jei įdomu giliau, pradėkit nuo nuorodos komentaruose, bet čia yra tikrai marios medžiagos. Efektyviausias būdas situaciją taisyti yra ne vienkartinė intensyvi mankšta kažkurią valandą per dieną ar kelis kartus per savaitę, bet nuolatinės trumpos kasdienės judėjimo sesijos. Mitochondrijos aktyvios tada, kai duodame joms darbo. Jos bus aktyvios tą mankštos valandą ir nieko neveiks likusią dieną, kol sėdime, jeigu mankštinamės vieną kartą per dieną. O tai nėra gerai jų sveikatai. Užduočių mitochondrijoms turim duoti nuolat, vadinasi, turime nors po truputį, bet labai dažnai judėti. Ir tokios mankštos neturi būti kažko ypatingos. Tam, kad mitochondrijos būtų sveikos ir žvalios, svarbu judinti raumenis ir tam tikrai užtenka paprasto vaikščiojimo. Taip pat gerai tinka darbas stovint, priminimui pavaikštinėti kas valandą, jeigu sėdite ar kiti panašus dalykai. Svarbu, kad mitochondrijų aplinka būtų aktyvi. Jeigu norite turėti daugiau energijos, tai yra žvalesnės mitochondrijas, reikia ne daugiau ilsėtis, o daugiau judėti. Ir labai daugelį žmonių ne fizinis nuovargis yra pagrindinė problema, dėl kurios žmonės nuolat nori ilsėtis, bet psichologinis nuovargis. O nuo psichologinio nuovargio gulėjimas nepadeda. Tai gerų pasivaikščiojimų jums šiandien ir kasdien. Taikos ir ramybės.